Kada žmogus klausia, koks yra mano sielos pašaukimas, man labai patinka vieno mano mokytojo teorija, kurią jis savo mokiniams pasakoja ir kiekvieną kartą vis pasako, tai yra mano tiesa ir jūs galite rinktis tikėti ją ar ne. Sielos atkeliauja į žemę, sulaukdamos savo eilės. Yra didžiulis skaičius sielų, kurios nori ateiti čia į žemę, tam, kad įgytų patirties, tam, kad įvykdytų savo gyvenimo užduotį, tam, kad augtų, tobulėtų per patirtis. Ir kiekviena siela, sulaukusi savo eilės, pasirenka šalį, kurioj jai bus tinkamos sąlygos realizuoti savo užduotis, pasirenka tėvus, kurie čiučiuos, liuliuos nuo vaikystės, pasirenka lytį, ar gyventi moteriškame kūne, ar vyriškame. Ir visus dalykus pasirenka siela, kurie sutinka, nes jai yra svarbu atlikti savo tą pašaukimą, dėl ko ją pašaukė į šią žemę. Jai svarbu atlikti savo pagrindinę užduotį. Ir aišku, kartu augti ir tobulėti. Ir tuomet kūrėjas sako, lengva žemėj nebus. Tu pamirši, kas esi, todėl siūlau tau pasirinkti 2 talentus, kuriuos tu galėsi naudoti labai lengvai ir labai paprastai, kurie tau padės atlikti tavo pagrindinę gyvenimo užduotį, misiją. Ir siela pasirenka. Aišku, šitie talentai yra susiję su tuo, kad padėtų sielai vykdyti misiją. Tai va, tokia graži istorija. Galima tikėti, galima netikėti, bet man jinai kažkaip rezonuoja.